Sveiki visi. Mes buvom iš grupelės sužadėtinių grupės vedimo metodikos ir detalės. Negi Ramunės ir Indrė. Trumpai pristatysiu tai, kaip mes supratom, kaip mums viskas buvo perduota. Žodžiu, daugumai pas mus ateina norintys susituokti, porelės, mes juos įvardinom kaip ir moderni pora ir bandėm pamatyti, kokia yra šiuolaikinė moderni pora, su kokiom jie vertybėm, kaip ir ateina. Susirašėm visas tas vertybės ir susirašėm tokias vertybės, kurias norim perteikti mes jiems. Ir pamatėm, kad yra labai didelis skirtumas to, kaip mes suprantam santuokinį gyvenimą ir porą, ir tą, kaip jie su kuo ateina jaunavedžiai, būsimieji. Ir pamatėm, kokie yra tarp mūsų kaip ir praraja. Mes tai įsivardinom kaip tokius du kalnus. Vienas kalnas moderni pora, kitas kalnas kaip ir mūsų suvokimas. Ir kad tarp jų reikėtų nutiesti tiltą. Ir dažnai gaunasi taip, kad betiesiant tą tiltą mes savo supratimą ir savo vertybės bandom kažkaip tai įperšti tom porom. Tada gaunasi priešpriešą, mes norim jiems kažką įrodyti savo ir dažnai nepasiekia tas mūsų geranoriškumas ir geras žodis ir vedimas jų dažniausiai jų nepasiekia. Vienas iš tų būdų to tilto tiesimo tai kad yra taip, kad po šitom problemom, kurias mes matom tose porose, iš tikrųjų po šitom problemom slypi troškimai. Ir esmė tama, kad mes turim tos troškimus pamatyti ir plėtoti jaunavedžiuose porose tai, kas juose yra gera, gerasias intencijas, išvesti, kad jie pamatytų, kas juose yra gerai. Žinoma, kad kada dirbi grupe, šiaip yra nemažiau dar svarbu su ta pradėjimas dirbti su grupe ir reikalingas kažkoks tai raktas. Galbūt kiekvienas iš jūsų turi savo individualų tokie įžangą ir pradžią, tai kad įeiti į grupės pasitikėjimą, kažkaip juos nuraminti arba, kažkiek tai, kad tokias emocijas galbūt nuimti įtampą. Tai mes vieni turi anekdotą, kiti turi šiaip kažkokį pasidalinimą, tokį, ką nors linksmo, kažkas tai gali kažką kitą sugalvoti. Taip, ir dar kalbėjom apie tokius, yra 4 dalykai, kurie padeda tą tiltą dar nutiesti. Tai yra liudijimas, gera patirtis, palyginimai ir apibendrinimai. Tai vienas iš tokių akcentuotų dalykų, kurie buvo, tai kas susijęs su pačiu liudijimu. Liudijimas yra toks stiprus dalykas, kad ne pats stipriausias iš tų visų 4, bet dažnai būna, kad žmonės tą liudijimą ateina, tarkim, gal ir nedažnai tai, bet ateina, tarkim, nepasiruošę ir tą spragą nori užpildyti savo liudijimu. Ir gaunasi taip, kad tas liudijimas būna galbūt ne laiku, arba galbūt jisai nėra paruoštas ir padaro visiškai netokias pasekmes, kurias tu tikiesi. Galbūt daugiau iškelia klaustukų, negu kad iš esmės eina prie tikslo, tai kur tu vedi su sutuoktinius. Tai šiaip padarėm išvadą, kad
reikia eiti pasiruošusiems. Tai va, o šiaip labai jeigu nežinai, jau taip atsitiko, ten, tarkim, ar liudijimas, ten, tai geriau tada, jeigu turi savo bagažę kokį nors palyginimą, gražų, gerą palyginimą kitos, ne savo, bet kitos šeimos, tai gali padėti. Tai va, ir aišku apibendrinimai visi, apibendrinimai ir grįžtamasis ryšys, gali būti klausimų pagalba ir panašiai. Ačiū. Statyti grupę santykių su Jėzumi labai svarbus, kaip šią žinią daryti su kitais. Paskui vedu grupę ir noriu pasidalyti. Tai ta grupė, kurią vedė Nijolė. Ir kita grupė, man sunku vesti grupę. Šitą grupę vedė Algis ir Artūras. Tai prašom, kas tose grupėse dalyvavo. Labą dieną visiems. Mūsų grupelė kalbėjo apie mano santykį su Jėzumi ir kaip tai perduoti kitiems. Tai aš trumpai paskaitysiu, ką mes aptarinėjame. Santykis su Jėzumi labai svarbus, kaip šią žinią daryti su kitais, ir tai dalinosi kunigas su mumis popiežiaus Pranciškaus ištraukomis. Ir skaitėme iš daug dalykų Evangeliją pagal Joną, Švento Ignaco Antiochiečio dalinamės pastebėjimais, kad Ignacas sako, gerai yra ugdoma žodžiais, dar geriau ugdoma darbais, o labiausiai tuo, ko pats esi. Šiandienos žmogus labiau skaito iš ugdytojų, nei iš jo pristatomų knygų. Labiau mokosi iš ugdytojų gyvenimų, nei iš jų žodžių. Labiau žvelgia akimis, nei klausosi ausimis. Turi jautriausias antenas, kad pagautų visas įmanomas bangas, kurios sklinda iš ugdytojo vidaus. Vienybėje su Jėzumi esantis žmogus ir kokie jo veido bruožai. Tai kalbėjome apie, kad turi būti degantis šventosios dvasios ugnimi, nesakantis, kad šiandien yra sunkiau, tiesiog suvokiantis, kad yra kitaip, palaikantis pirmąją meilę Jėzui, išlaikantis kontempliatyvią dvasią, besistengiantis pajausti slėpinę ir gyvenantis aukštesniu lygmeniu, bet ne mažiau intensyviai. Ir dar buvo duotas toksai planelis, tokia schema, pagal kurią šiek tiek gavome pamąstymų, padirbėti patiems su savimi. Tai buvo tokie iškeliami savo klausimai, koks tas mano santykis su Jėzumi, kaip jį reprezentuoju aš, kas jis yra man, kaip į save žvelgiu jo atžvilgiu, kaip žvelgiu į kitus, dėl ko meldžiuosi jam ir koks mano buvimo pasaulyje motyvas. Tai dalinamės vėlgi grupelėje apie tuos dalykus ir pasižymėjau keletą dalykų, kad Jėzus ateina pas mus per kitus žmones. Ir leisti Jėzui reikia būti viso ko centre. Ir šventosios dvasios nekontroliuoti, bet leisti jai veikti. O kad šventoji dvasia būtų ir veiktų, reikia palaikyti ryšį su ja. Prašyti veikimo, tai reiškia melstis, ir tai yra tas palaikymas ryšys su šventąja dvasia. Skelbti Evangeliją tiesiog reiškia būti pasiruošusiems nešti Jėzaus meilę visur, gatvėje, darbe, kelyje, net ir vedantis vaikus, kviečiantis draugus į tam tikrus renginius, jau ir yra evangelizacija.
Slėpinio pajauta, tai poros dalinosi ir kunigas dalinosi apie tuos dalykus, kaip kartais mes vesdami ir kursus sužadėtiniams, ir kunigas minėjo, kalbėdamas, sakydamas pamokslą, jisai galvoja, nu va, čia jau dabar, tai jau pasakiau gerą pamokslą. Ir sako, atgarsiai grįžta tokie, kad, nu, gal nelabai ten ir tas pamokslas buvo labai įspūdingas. O kartais, sako, grįžti ir galvoju, nu, kaip nepasisekė pamokslą pasakyti, nieko gal gero nepasakiau, geriau būčiau visai nešnekėjęs. Sako, ateina atgarsiai atgal tokie, kad kažkur kažką palėtė, kažkas kažkur galbūt giliau kažką išgirdo. Ir va, čia ir yra tas Jėzaus slėpinys, kad kartais mes nežinome, kur tas Jėzus slypi, nes kiekvienam žmogui jisai slypi labai individualiai, kažkur kiekviename žodelyje. Tai va ir aptarinėjome tuos dalykus apie slėpinio pajautą ir mes patys su vyru išgyvename vesdami sužadėtiniam tos kursus, kad pasidalinė, atrodo, va, su koordinatorė, kuri kuruoja tos sužadėtinius, sako, kaip sekėsi ir atrodo, ai, nu, kažkaip ten pravedėm, gal sunkiai tokia grupelė buvo, nežinau, kažką pasakėme, bet kai vyksta atsiliepimai ir tas atgalinis ryšys, pasirodo, kad ten gauni tokius atgarsius, kad ten jiem labai patiko, juos ten užkabino, atrodo, tu nieko tokio įspūdingo nepasakei, tai va čia ir slypi tas slėpinys. Ir dar, kai vedėm pirmąjį sužadėtinių susitikimą, atsimenu, tai buvo irgi tokie nusivylę, grįžome, kad nieko mes čia gero nepasakėme. Ir tada mus palaikė vienas žmogus, sako, jūs pasakėte, ką galėjote pasakyti, ką turėjote padaryti, jūs padarėte evangelizaciją ir visą kitą palikite Jėzaus veikimui. Visą kitą Jėzus padarys. Tai vat, tai tiek ir pasidaliname gyvenimą.